Tai va, maždaug prieš savaitę man parašė vienas žmogus, paklausė, kaip reikia padaryti, kad per serverį galėtų parašyti /restart ir serveris restartuotųsi, nes paprastai spigotus parašius /restart turėtų atrasti startas hash failiuką tam tikrą, kad jis galėtų restartuotis, bet mūsų hostingas taip neveikia, mūsų hostingas to failiuko neturi, tai tas serveris parašius tiesiog /restart išsijungia laukan. Tai kad šitą dalyką sutvarkyti, kad /restart parašius viskas būtų puiku, tai mums tiesiog parašom ieškoti įskiepio čia datahost ir mes rasime tokį pluginą pavadimu datahost restart. Tai šitas pluginas leidžia naudoti restart komandą žaidime. Tai va, jeigu koks nors žmogus tvarko pluginus ar kažką ir nori perkurti serverį, tai jis tiesiog, jeigu jis turi permission datahost restart, jis gali restart komandėlę parašyti ir viskas. Tai įsirašome pluginą, sakykim. Tai va, ir jeigu mes dabar parašytumėm žodelį /restart, datahost robotukas, tiksliau datahost pluginas išsiunčia robotui pranešimą, kad reikia restartuoti serverį ir tas robotas greitai išjungia serverį ir vėl įjungia jį.